Žydai dažnai kartoja labai prasmingą posakį kitais metais Jeruzalėje, išreiškianti karščiausių troškimo siekimą, raginimą ir tikėjimą. Jo esmė - perskelti gyventi į šventąją protėvių žemę Izraelį, iš kurio jie buvo išvaryti. Tačiau iki pat 20 amžiaus vidurio žydams nepavyko įkurti savo valstybės. Naujųjų laikų Izraelio istorijos pradžia laikytina 1917 m. Balforo deklaracija, kuri numatė Palestinoje kurti tautinę žydų valstybę. Nors tuo metu Palestinoje gyveno daugiausiai arabų, ši vieta buvo pasirinkta todėl, kad būtent čia nuo 2 tūkstantmečio prieš Kristų iki 7 amžiaus gyveno žydų tauta. Čia pirmajame tūkstantyje prieš Kristų gyvavo žydų valstybės, bet to Toroje žydų šventraštyje rašoma, kad Dievas atidavė šią žemę žydams. Paskelbus Balforo deklaraciją į Palestiną, kurią po pirmojo pasaulinio karo kontroliavo Didžioji Britanija, masiškai ėmė kelti žydai. Britų valdžia net ragino žydus keltis į šią teritoriją. Taip Didžioji Britanija stengiasi atsidėkoti žydams, nes pirmojo pasaulinio karo metu tūkstančiai jų kovojo Didžiosios Britanijos pusėje. Vien per 20-ojo amžiaus trečiąjį dešimtmetį į Palestiną persikėlė keli šimtai tūkstančių žydų. Pagal 1922 m. gyventojų surašymą žydai sudarė 11% Palestinos gyventojų ir jų kasmet tik daugėjo. Palestinos arabai išsigandę žydų antplūdžio pradėjo naujakurius puldinėti. Labai greitai atsirado tiek arabų, tiek žydų karinių organizacijų, esą kovojančių už savo tautos teisės. 1937 m. Didžiosios Britanijos karališkoji komisija rekomendavo Palestiną padalyti dvi valstybės, žydams skirti 30%. Tačiau Palestinos arabų atstovai tokį pasiūlymą atmetė ir pareikalavo stabdyti didėjančią gyventi atsikeliančių žydų bangą. Atvykstančių žydų ypač padaugėjo dėl Antrojo pasaulinio karo metų holokausto. Pamažu žydai užvaldė tankiausiai apgyvendintas Palestinos teritorijas. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui ir vėliau 1944–48 metais iš rytų Europos atvyko dar 250 tūkstančių žydų. 1947 metais buvo sudaryta speciali Jungtinių tautų komisija, kuri taip pat pasiūlė Palestiną padalyti. Šiek tiek daugiau negu pusė teritorijos turėjo atitekti žydams, kitoje dalyje buvo siūloma įkurti nepriklausomą arabų Palestinos valstybę, o Jeruzalė turėjo būti nepriklausomas Jungtinių tautų globojamas miestas. 1947 m. lapkričio 29 d. įvyko Jungtinių tautų narių balsavimas. 33 valstybės balsavo už Jungtinių tautų planą, 13 prieš, 10 susilaikė. Taip išsipildė dar XIX amžiaus pabaigoje sionizmo pradininko Teodoro Herzlio iškelta idėja – Palestinoje įkurti žydų valstybę. Tokiam Jungtinių tautų sprendimui turėjo įtakos masinis žydų naikinimas Antrojo pasaulinio karo metais. Apie Izraelio valstybės įkūrimą buvo paskelbta 1948 m. gegužės 14 d. Deklaracija įsigaliojo jau kitą dieną. Gegužės 16 d. pirmuoju Izraelio prezidentu buvo išrinktas Chaimas Weizmanas. Gegužės 15 diena žydams didi šventė, svajonių ir vilties išsipildymo diena, kai pagaliau po pasaulį išblaškyta tauta įgijo namus. Tačiau arabai šią dieną vadina didžiosios gėdos diena. Gėdos, kurią anot jų gali nuplauti tik kraujas, kuri išnyks tik su Izraelio valstybe. Palestinos arabai nesutiko, kad egzistuotų savarankiška Izraelio valstybė, jie paskelbė su tuo nesitaikstysią. Pirmą skundą, kad būtų stabdytas žydų kelimasis į Palestiną, Jeruzalės arabai nusiuntė sultonui 1891 metais. 20 amžiaus pradžioje kilo nacionalinis arabų judėjimas prieš žydų valstybės įkūrimą Palestinoje. Kai 1948 m. gegužės 14 d. Jungtinių tautų pastangomis įkurta Izraelio valstybė pripažino jau kitą dieną Jungtinės Amerikos valstijos, o po 2 dienų Sovietų sąjunga arabų ir žydų konfliktas dar paaštrėjo. Aplinkinės arabų valstybės griežtai nesutiko su Jungtinių tautų siūlomu Palestinos padalymu, todėl iškart suskubo pradėti karą su Izraeliu. Egipto, Irako, Sirijos, Libano ir Jordanijos kariuomenės 1948 m. gegužės 15 d. užpuolė Izraelį ir užėmė dalį šalies pietų ir rytų teritorijos ir dalį Jeruzalės. Tačiau Izraelis ne tik atrėmė puolimą, bet ir užėmė gerokai daugiau žemių, negu jam buvo skyrusios Jungtinės tautos. Arabai karą pralaimėjo ir 1949 m. birželio mėnesį buvo pasirašytos paliaubos. Teritorija, kurioje turėjo būti sukurta Palestinos arabų valstybė, užėmė Izraelis, Egiptas ir Jordanija. Iškilo opi Palestinos pabėgėlių problema. Arabai buvo priversti palikti savo namus ir perskelti į gretimas valstybės. Ten jie buvo įkurdinti pabėgėlių stovyklose. Nesutarimo artimuosiuose rytuose kilo vėl 1956 metais, kai Egiptas nacionalizavo Didžiajai Britanijai ir Prancūzijai priklausiusį Sueco kanalą. Todėl tų metų spalio pabaigoje Izraelis užpuolė Egiptą.
Izraelio kariuomenė įsiveržė į Sinaus pusiasalį, užėmė didesnę jo dalį iki Sueco kanalo ir Gazą. Lapkričio pradžioje prie Izraelio prisidėjo Didžioji Britanija ir Prancūzija ir atvedė savo karinės pajėgas prie Port Saido. Tokiems Britų ir Prancūzų veiksmams JAV, Sovietų sąjunga ir kitos valstybės nepritarė, todėl gruodžio antrojoje pusėje Britai ir Prancūzai išvedė savo pajėgas iš Sinaus pusiasalio. Izraelis savo karinius dalinius išvedė 1957 m. kovo mėnesį, kai buvo sutarta Sinaus pusiasalyje įkurdinti Jungtinių tautų karinės pajėgas. Palestinos arabai pradėjo partizaninį karą prieš Izraelį, vykdė teroro aktus. Izraelis atsakydamas užpuldavo pabėgėlių stovyklas. 1964 metais buvo įkurta Palestinos išvadavimo organizacija. Jos ginkluotosios pajėgos buvo išsidėsčiusios Sirijoje, Libane ir kitose arabų šalyse. Nuo 1967 metų šiai organizacijai vadovavo jos lyderis Jasiras Arafatas. Dar vienas ginkluotas konfliktas, 6 dienų karas tarp Izraelio, Egipto, Jordanijos ir Sirijos įvyko 1967 m. birželio 5-10 dienomis. Prieš konfliktui įsiplieskiant, Egiptas, Jordanija ir Sirija sudarė karinę sąjungą. Tada Egiptas pradėjo telkti kariuomenę Sinaus pusiasalyje prie Izraelio sienos, blokavo Raudonosios jūros uostus ir trukdė Izraeliui apsirūpinti nafta. Izraelis puolė ir sutriuškino Egipto kariuomenę ir užėmė Sinaus pusiasalį iki Sueco kanalo, Gazą, vakarinį Jordano upės krantą, rytinę Jeruzalės dalį, kurioje gyveno arabai ir Golano aukštumas. Sovietų sąjunga ir komunistinio bloko valstybės nutraukė diplomatinius santykius su Izraeliu, o JAV Izraelį palaikė. Jungtinių tautų reikalaujamas Izraelis puolimą nutraukė. Arabų šalys toliau nepripažino Izraelio valstybės ir nesitaikstė su pralaimėjimais. 1973 m. spalio mėnesį Sirija ir Egiptas užpuolė Izraelį. Egiptas pradėjo pulti Sinaus pusiasalyje, o Sirija Golano aukštumose. 3 savaitės truko mūšiai, kurios ir vėl laimėjo Izraelio kariuomenė. Kitoms valstybėms reikalaujant ir įsikišus Jungtinių tautų ginkluotosioms pajėgoms, konfliktas, kurio metu Izraelis užėmė dalį Egipto teritorijos, buvo sustabdytas. Egipto prezidentas Anvaras Sadatas pradėjo derybas. Pagal 1979 metais pasirašytą taikos sutartį su Izraeliu, Egiptas atgavo Sinaus pusiasalį ir užmezgė diplomatinius santykius su Izraeliu. Tuo pasipiktinusios arabų valstybės nutraukė diplomatinius santykius su Egiptu. Kilo didžiulis kraštutinių pažiūrų egiptiečių nepasitenkinimas, 1981 metais jie nužudė prezidentą Sadatą. Palestinos išvadavimo organizacijos kovotojai ir toliau vykdė išpuolius prieš Izraelį. Todėl 1982 metais Izraelis įžengė į Libaną ir sutriuškino tenai išdėstytas Palestinos išvadavimo organizacijos karinės pajėgas. Dalis kovotojų pasitraukė į kitas arabų šalis. Tik 90-ojo dešimtmečio pabaigoje nesutarimai tarp arabų ir žydų aprimo santykiai ėmė gerėti. Su jumis buvau aš, Spagetis. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti mygtukų. Mane taip pat galite rasti Instagrame, Facebook'e ir TikTok'e. Taip pat mano kūrybą galite paremti Patreon'e. Spagetis nuoroda aprašyme.